Nu, atrodo kelias kaip kelias. Bet jis turbūt veda, jeigu aš gerai pataikiau, važiuot į patį aerodromą. Tam aerodrome yra filmuojama ne kas kitas, bet kaip aukščiausia pavara. Atstumas yra kažkur, vat, dar liko važiuoti apie 1 mylę man. Ir tuoj pamatysim, kas čia gero bus. Tai imšausim biškį tepalą. Ir bandysim žiūrėti, kas tik gražaus yra. Aišku, va iškart įspėjimai, kad čia jau viskas filmuojama. Tipo, visą protą garantuotai. Ir ką, ir bandysim toliau važiuoti jau. Taigi, aš čia, Arnoldas Paškevičius, netoli esantis aukščiausios pavaros. Vietas, be kaip pavadinti. Hui paimė aš. Aš per šitas durnus anglus, tipiškas dalbajobas, jau nežinau, baigiu išpratėti. Stok rauna. Galvo važiuoja, nežinau, nusišneku. Nu, ką padarysi, toks gyvenimas. Ką, gerai, stabdom. I can ride my bike with no handlebars, no. Štai kelias vedantis į aukščiausią pavarą. Įdomus, tiesiog miško keliukai, aplink vieni miškai, kelias kaip Lenkijai. Aišku, į tas studijas veda ir daugiau kelių. Šį yra ne vienintelis, bet užtat vienas artimiausių, važiuojant iš mano gyvenamosios vietos, dabartinės, walkingo. Gaila neveikia, nulūžė. Iškart kamera stovi. Mane filmuoja, aš irgi filmuoju. Hui paėmė aš kokią čia da vietą. Nelabai aš ją suprantu. Nu, bandysim važiuoti toliau. Warning constructions, keep out. Nu gerai, nu ir pyzdinu iš čia. Nu ir pyzdinsim, va. Lietuvos. Aišku, nepykit žmonės, baisiai nusišneku šiandien. Jeigu dar bent jau, jeigu iš vis vapšė girdit, ką čia burba panosiai. Jaučiat, va, kaimietis, blėt, iš Lietuvos kaimo atvaręs, iš Burbiškio, na. Atsgrūda iki aukščiausios pavaros trasos, na, vartai yra, viskas į bybį, rūkyk, na. Nu, dar kas dabar daryt man? Bet ką, hebra, žinokit, aš nepasiduosiu, varysiu aplinkui. Čia yra daug vietų, kur galima nuvaryti ir pasižiūrėti iš kitos pusės. Pizdu. Vis tiek apipysiu aš sistemą, pamatysit, apipysiu. Arba mane apipys. Sajebys, blėt, va tokiais keliais ir bandau dabar prasmukti Top Gearą, nu tai. Kur tai matyti, tai jau. Jau filmuoja? Tai va, ilgai netrukus, privažiavau dar vieną privažiavimą. Aišku, tvora kaip visada, su aukštinkojim ženklais. Ir va, toliau jau šiek tiek daugiau matosi. Aukščiausias pavaros kažkokie štabeliai. Žodžiu, toliau yra kelių daugiau, turėtų matytis kaip ir daugiau. Nes čia tik tai pats kampas trasos. Toliau jis eina ten ir kaip tik į tą pusę važiuoju. Gerai, tenais ir susitiksim. Kaip čia, blėt, šiuo. Turbūt nereikia minėti, kur vėl atvažiavam. Tai dar vieni vartai. Beroč čia atrodo jie jau pagrindiniai. Tik vis tiek aš dar vieną dalyką nesuprantu. Kaip per tokius rūmo vartus galėjo tilpt Boeingas jų trasoj. Vis, blėt, atskrydo gal. Hui paryš. Some says he can piss in grey color. Others says he can eat only potatoes. All we know his name is Tig. Not me. Štai atradau tokį kelią.
per va tokias vietas, žodžiu, totalius miškus. Čia yra vienas kampelis mūsų jau žinomo dalyko. Pirmai buvo atvaręs toks džipukas, va, mersas. Nu, gran tipinis ruskelių mafijozų jau. Sukė čia ratu, žiūrėjo, ką čia veikia. Žodžiu, stovi čia fūros visokios. Kol kas dar nieko gudro nesimato. Taigi, kas kečiausias ir buvo prie aukščiausios pavaros trasos? Aš. Net ir barelis yra. Bės. Į gamtos biškį. Įdomi čia. Na va čia tokie dalykų ir dedas. Aš buvau aukščiausiai pavaroj, beveik, saibys. Geras garselis, geras. Chebra ošia. Pirmai matėm naikintuvą. Ir jie dabar peis, blėt. Bet čia. Irgi nerandu. Peis, blėt, ir Boeingas stovi kažkoksai. Graži diena šiandien, graži. Atrodo. Jeigu nepradės lyti. Iki namų dar toli. Kažkaip durnusi dviračių atmyniau. Šten buvo paskutinis įvažiavimas su šlagbaumu. Paklausiau žmogaus, ar galima nuvažiuoti. Sakė ne, privato tipo. O ką aš galiu pasakyti? Close enough. Na va, sustoju pasistiprint jogurtą. Lenkiško dar, pirkta iš lenkiškos parduotuvės. Ką padarys? Lenkų mes tai nemėgstam, visi jų nemėgsta. Bet bent jau pas juos galima nusipirkti neblogą jogurtą. Jis smetanas. 18%. Zaibys dėl lūpą spėjau. Aišku, didelis nusivylimas, kad nepavyko patekti į pačią trasą, bet buvau prie pat jos. Dachoje kartu. Teko išvažinėti daugybę važiavimų. Baigiam išsikrauti. Ką padarysi? Pasirodo, turėjau dar batareikų. Na, kad ir sekmadienis, bet vis tiek pasirodo, aukščiausia pavara dirba. Raižo čia su visokiais naikintuvais, į Dachui paimėš kokiais lėktuvais. Boeingą pasistatė vidury trasos. A kam tai? Pypiš. Va, pastovi čia, chebra, raižo. Kuo jie ten veikia?
Geria musėt. Visgi, nedarbo diena. Na, aišku, tai keista girdėti lietuviam, nes jie dirba ir sekmadieniais. Įprastai. Ne. Važinėja visokie. Iš jogurtarijų. Dalaus turiu. Rytoj darban. Maišiukų mėtyt. Taime. Debsta. Stabu suvažiuot. Vieną pusę. Čiut ne 30 km. Ne taip ir daug. Palk. Kas, aš ne vyras, nenuminsiu. Aišku, niekam jau nebeįdomu manęs ir klausyt. Kaip visada. Stiegi. Gal bus įdomu, hebrai, pažiūrėti, kad čia nufilmavau. Aišku, iš tikrųjų tai nikiek. Padarysiu. Nu, daugiau nieko nebesigalvoju. Vėliau gal dar įsijungsiu. Kažku parodyt. Bet kai jau nieko įdomaus jau labai nebebus. Gali, pasigražėkit saulėlydžiu. Gražai, ne? Čiui nelabai. O, jau tamsu. Saulė senai nusileidus. Čia tik mėnulis. Tai kaip ir kiekviena lietuvio kelionė baigės vienu dalyku. Alum. Štai va. Turim bene pigiausią alaus Tesco. Gleb turėjau angliškai sakyti, kečių skambės. Yra iš naujo. Now we have very cheap beer from Tesco shop. It cost only 55p. And now we're gonna taste it. Oh shit. Is it very bad? Yes, it is. Gerai, keiskim temai, nes šialaus šiandien matau neturim. Dava. Bet įsivaizduokit, va, minuot per Guildfordą. Ir ble, tokia merga huiena eina, kad pizdės. Tai paėmė ir va, nužiūrėjo mane piktai. Tai va, bybis gal. Nežinau dėl ko. Gal dėl to, kad čiut neparitrenkiau. Ar dar kas. Keisti žmonės. Biški kas ir jau nepatinka. Na, šitą va dar. Iš mano darbinė uniforma, kurios niekad nenaudoju. Bet ir šiandien sugalvoju, kad naktį važiuosiu, kad nieks nepratrenktų vėl. Reikia saugotis iš tikrųjų tų dviratininkų. Žioplėje žmonės. Važiuoja patys, nemato kur. Aišku, ir vėl nusišneka. Kaip visada, nebūčiau aš. Ką, čia prasnarglys. Ką, damu štalų, parūkyti ir pabaigt namo važiuot. Nebedaug liko. Guildfordą kaip ir pravažiavau beveik. Tai tiek. Gerai. Baigiam transliaciją. Na, mes gabys. Pravažiavau namo. Kur aš, blėt, randuos, tai pypį, žinai. Tai va dabar laukiu,
Kol daug keturias paint manęs. Biškai kažkur netipasakiau. Tai va, tipo ir gavas. Randuosi, nežinau kur. A jau, blet, ir vėl. Būna. Biški gėda, pasklydau, švelniai tariant. Šis net ant pusę nuvažiuoju. Bent jau smagu. Pradžiai buvo. Tuo gerai, jeigu da mane ras. Ne, tai nakvot čia tai nelabai noriu. Valgyt noriu dar. Tai va, tiek šios dienos ir įspūdžių.